Kelintą kartą savanoriauji Lietuvos jaunimo dienose? Savanoriauju antrą kartą. Pirmą. Antrą kartą. Trečias kartas. Pirmą kartą. Pirmą kartą savanoriauju. Visada. Mano sesuo buvo vargonininkė ir mes su ja išvykome jaunimo dienas. Žinoma, atiduosiu visą save tai, ką galiu išreikšti Dievui ir žinoma visiems žmonėms, kurie čia bus. Ir kad būrėmės dėl bendro tikslo ir kad mylim vieni kitus ir norim būti draugiški, linksmi ir dalintis džiaugsmu. Ir labai gerai, kad esame kartu ir švęsime šitas dienas kartu. Patekau į maitinimą, nors labai norėjau į fiestą. Į savanoriavimą užsirašiau prie maisto. Šiais metais įsijungsiu liturgijos grupėje. Jums visiems bus mišios. Čia yra labai daug žmonių ir tai reikalauja atskiro kitokio pasiruošimo. Aišku, biškį nuovargis jau jaučiasi, bet reikia pasitraukti ir būti laiminga. Kas tau yra savanorystė? Savo laiko, savo jėgų, savo, nežinau, visko aukojimas, vien tam, kad būtų geriau aplinkiniam. Aš manau, kad kiekviena savanorystė yra kažkom ypatinga ir kažkom kitokia ir ta patirtis yra labai gerai ir visas savanorystės yra labai gerai. Kas labiausiai patiko iš savanorių pasiruošimo programų? Man labai patiko mišios. Labai geras pamokslas buvo, man labai patiko. Iš karto pirma diena ir jau aš truputį atradau, truputį supratau, dėl ko mane čia atvežė. Kodėl tarnauti kitam? Todėl, kad Jėzus atėjo tarnauti mums ir sakė, kad mes taip pat galime tarnauti vieni kitiems, taip statydami Dievo karalystę.